Sveikas Brin Bandits klubo sekėjau. Šiandien su jumis Laurynas. Pasiryžau aventūrai ir atvariau į visiškai nežinomą vietą. Bandysim gaudyti karšį. Palapinė. Net nesimato per palapinę visos kitos įrangos. Oras šiandien puikus, nors laukia -15, bet nuo tokio kalniuko nusileidęs karšta, o dar jį reikės atgal užkilti. Tai bandysim, žiūrėsim, ar šito vietoj rasim kokį karšį, ar nerasim. Gręšime skylės, žiūrėsime, koks gylis. Ieškosim žuvies kažkokios, bandysim gaudyti. Eigoje pamatysim. Šiaip prognozės atrodo, kad daug nieko nežada dėl to, kad, nežvejota vieta. Tai labai maža tikimybė, kad rasime šitai pasitiktinai tą karšį, bet nebandysi, nežinosi. Iki. Gražiai vietą įsikūriau, ar tik krantas. Čia jau daug, 9,5 metro gylio. Bandžiau pažaist su aviža, lygtais kažkas dugne ir sureagavo, tai žiūrėsim, kas do žuvies. Ir ką, eikime palapinės vidų. Štai kaip palapinė atrodo, saulutė šviečia. Ką, eisim valyti sekėtės. Ir žiūrėsim, kas čia pas mumis gyvena, ką mes čia turėsime. Tikiuosi, kad vieta mūsų nenuvils. Nebereikalo leidosi nuo stataus kalno. Kol kas žuvies 0. Smulkinam dzeikelį. Taip, sukarpam dzeiką, nes nežinau, matos, nesimato. Dzeiką. Tada dedam matyliaus kuokštą. Ta irgi sučiopinam. Ir dar džokerį dėsim į vidų vėliau. Šėryklą. Tokią va šėryklėlę. Jau kapilam sukarpytą košę ir biškį padarom tokią šlapę, kaip kad būtų labai šlapės jaukas. Ir uždarom džokerį iš viršaus. Nuleidžiam ant dugno ir iškratom. Ir taip kartojam su kokias 4 šėryklas suvarysiu. Ir vėl dar kartą parodysiu. Jauką turim. Jauką supilam. Karpytą dziką su matylium. Ir va taip biškį padarai tokią košę makalošę tokią. Jaukai sudėdi į vidų. Džokerį ant viršaus. Ir leidžiam į dugną. Ir va taip atrodo tenai ant echoloto, kas darosi, kaip pasibėrė nuo dugno 1 metrų pakilę. Tikiuosi, karšis prisistatys, patiks jam šitas. Dabar užsimesim pirmąją meškerytę, tai bus plūdelė. Tai plūdelė tokia. Čia ledukas, va, keli švinukai, 1 švinukas, 2 švinukas, 3, 4 švinukas, ir 10, 8, 12 cm pavadėlis. Ir viršui turime va tokį kur plūdė fiksuojasi, nežinau kaip jį pavadinti, stopiką. Ir šitą visą mes leidžiam į dugną. Uždedam aišku ant kablio matylę.
nedidelio matiliuko. Taip. Matiliuko. Ir leisime dugną. tą plūdės topiką reikia pasilikti viršui, nenuleisti žemyn. Leidžiam iki pat dugno. O tokį man plūdelę. Susiradę dugną, dabar tas valas atsileidė, susirandi tą dugną. Ir biškį čiut panardini plūdelę, kad jinai būtų susiskleidus tą gėlytę. Ta plūdelę paimi, pakeli į viršų. Aišku, šiandien srovė didelė. Ir jinai, matot, dabar gaunasi nepanėrus. Tai reiškia, švinukai visi guli ant dugno. Tai mes ją po biškį keliam, kad rastume tą dugną, kurios yra va. Nu va, dabar panėrus tą plūdelę. Dabar yra plūdelė panėrus. Tai kaip ir gerai, bet aš dar gal biškį čiut kilstelisiu ir va taip. Ir kai bus kibimas, jie tiesiog prasiskleis. Turiu kitokią sistemą. Tai yra tiesiog švinukas slankiojantis to šviniukas, apačioj tiesiog paprastas plūdės topikas. Ir viskas, ir susireguliuoju kokį nori atstumą tarp pavadėlio ir švinelio. Nu ir dar viršui aš turiu kabliuką irgi. Tai gaunasi čia ant dugno guli, o čia viršui vienas kabliukas. Ir šitas va koks pusmetrį beveik pakilęs į viršų. Nežinau, ar jums matosi ar nesimato, bet va tokią sistemą naudoju. Labai retai ant to viršutinio, bet kartais užkimba. Matosi ant echoloto labai puikiai, kai nuo dugno kažkas nepatinka, kyla ir taip viršų ir užėja kibimas. Toks bim būna. Nusileidau iki padugno, pastadau ant rėmuko ir taip lengvai va įtempiu, kad turėtų vietos ir spausti ir į viršų pakelti. O taip ir palieku. 2 valanda dienos vieną pagavau. Bet buvo labai sunkiai. Ar pagerėjo situacija, ar vis dėlto ne. Bet pagavau ant be masalinės. Nu ką, taip į dugną padaužom. Nu va, ko gero pagavau pirmąjį pūgžlį ant plūdinikės. Turiu nuojautą, kad pūgžlys pagal kibimą. Taip. Pons pūgžlys. Kaip ten sakoma, kur pūgžlys, ten ir karšiais. Nu va, vėl matot, ko gero, pūgžlys kimba. Nu taip. Nu va, kažkokį karšelį pagavom, gal kažkokį vaisnį. Oho, kaip rašo vala. O, toksai. Nėra didelis iš tikrųjų, bet labai jau piktas. Nu, toks kaip anas, bet kokie jie pikti čia. Šitoj vietoj kimba tada, kai dingsta srovė. Buvo labai didelė srovė ir dingo visiškai srovė ir va, užkibo. Galvau, kad stambesnis bus, o pasirodo tiesiog sportininkas. Nu, net šis beitas, bet va vėl echolotas gražiai paišo. Nu, metam greitai, gal kažkas dar pareis. Žvejybos diena baigta, keliaujam namo.